Trimble terminalo nustatymas tręšimui. Įstatome flešą, kuriame turi būti įrašytas shape failas. Pasirinkome duomenų perdavimą ir turime visus laukus. Galime pasirinkti visus laukus iš karto arba po vieną. Tad mes pasirinkame tik vieną lauką ir spaudžiame kopijuoti. Patvirtiname, kad taip, reikia nukopijuoti. Šis darbas yra atliktas. Spaudžiame gerai. Spaudžiame mygtuką atgal. Grįžę matome daug langų, kurie turėtų būti visi žali, bet turime vieną raudoną. Tai turime šitą klaidą ištaisyti. Bet šitos žalius laukus galime taip pat koreguoti, pasirinkdami mašiną, padargo, gamintojo, kitą ir, aišku, tręšimo medžiagą. Spaudžiame raudoną mūsų mygtuką ir suformuojame užduotį. Tai yra nauja užduotis, kurią pavadinsime barstymas. Spaudžiame gerai. Taigi, mūsų darbas yra užduotas ir suprogramuotas. Galime grįžti atgal, kad pasižiūrėtume, jog viskas yra tvarkoj. Na ir spaudžiame mygtuką pradėti. Kaip matome, jau darbas kaip ir galėtų vykti. Tačiau mes turėtume pasirinkti receptą, kaip sakant, kaip tręšti. Spaudžiame ir pasirinkame mūsų suformuotą užduotį. Tai yra Trimble sistema ir spaudžiame įrašyti. Patvirtiname, kad viskas yra tvarkoje. Spaudžiame mygtuką atgal. Liko vienas paspaudimas, turime paspausti tręšimą kintamą normą. Na ir mūsų agregatas yra pasiruošęs darbui.